Sveiki, sveiki kolektyvas. Turim Liepos 21, 2 valandas dienos. Ryte gavom dulksnus, truputį lietaus. Nuo trečiadienio rodo gausų lietų, miežių turim truputį virš 100. Po kombaino drėgmė, manau, bus 20, bet kito varianto kaip ir nebėra. Nu ką, chebra, judesys prasidėjo. Drėgmę turim 18. Turim K701 su priekaba. Čia lauką turim 15 hektarų. Navigacija veikia. Tik labai trikampensuojina laukas, nu bet nieko. Iš tikro džiugu širdžiai, kad viskas veikia. Veikia ir lėktuvo greitis, lėktuvo automatikos aukštis ir pats kėderio aukštis kopijuoja. Tas labai džiugu. Veikia cruise kontrolas, irgi veikia, gan gerai reguliuoja, dabar susireguliavau. Nu nežinau, kaip ir viskas malonu. Vieną lauką nurėžėm, dabar važiuojam į kitą. Rytdienai susiderinau antro kombainą padės kolega geras. Ir manau, jeigu geruoju, per rytdieną nemažai nuimsim ir labai nedaug miežių liks. Geriau sumokėti kelis tūkstančius ir nusipjauti juos sausus, susiguldyti į angarą ir ramiai galvą. Nes jeigu lietus gali ir išlaužyti ir džiovinimo kaštai. Šitam laukia miežiai sėti kas 30 cm ir čia žemė labai prasta, smėlio daug, bet ir tam smėlynė užaugia ganėtinai neblogai. Mažiau byra negu anam lauke, bet pakankamai gerai. Susitvarkiau dar, nežinau ar sakiau, atsinaujinau navigaciją visą, tiek anteną, tiek patį monitorių. Džipukas vos velka. Bet velka. Sunkiai. Bet labai patogu kartais. Laukuose, kur sunku atsikabinti, gaunasi truputį greičiau. Sudarom pečias. Pikapas gerai, bet nepatraukia triperis. Reikia stumt. O, biški pajudės, gal išpeš. Op. Biški pavojus šiandien yra. Kad nesuvaryt kažko, bet labai tingiu žysybą varyt. O, gal važiuos. Reik tikėtis važiuos, varom pažiūrėti, ar nieko nesububinam. Ledas, čia biškį atsirėmė, taip ir turi būt. Varom toliau, sutaupėm kokį 15 minučių, kol žysybą atsivarytume. Nupkiuojam dar vieną lauką. Turim be 10-9, 9 pradėsim kult. Reikia tikėtis dar kitą lauką. 4 hektarai ten yra, būtų gerai šiandien paėm. Nu, truputį užsivėlinau, pusę 11 turim, paskutiniai važiavimai liko. Buvau perkulimą užkišęs, nes čia buvo kviečių minimaliai, sietą apatinį per daug užsidaręs buvau. Anėlų kokiai kviečių buvo. Tik įvažiavau, bam yra, bet greit įsikrapščiau, gerai oras yra, nusipučiau, mažiau niešti ir toliau į trasą. Neblogai padirbėta, pagal viskas kaip pagal planą, 28 hektarus turim, o ką turim tonų, sunku pasakyti, šiaip kolega priekalbai, kur sėdi, tai išleidimus turi užsirašęs, tai įdomu bus primest, bet aišku dar nemažai nudžius, nes dabar drėgmė vėl pakilus iki 18. Kombainė turi būti kaip priklauso, raudoni kilimai, raudona ledai, mielą malonu dirbti. Kombainas, ačiū Dievui, nepavedė šią dieną, reikia tikėtis nepavės ir visą sezoną ir viską pavyks tvarkingai padaryti. Buvo nerimo dėl kombaino, aišku jo dar yra ir dabar. Blemba, jaučiasi jau drėgmė, šiaudas guminis, nu ne veltui tiek drėgmės prilyta ir beveik 11 valandų.
Tai ir taip aš tikėjaus iki kokių 9 papjaut, bet jau variau, kaip sakoma, buvo greitis nukrytęs iki 2,7 panašiai. Na tai jau labai lėtai, bet labai norėjau pabaigti lauką. Vandenį galimės panaudoti rankom paskutinį prikabinimą. Taip tai, kai būna pervažiamas tarp laukų, gaila laiko, nespėjau ranką nusplaukti. Magdonai irgi tvarkingai, diržo neliečia, peiliukai prileisti. Nu, gražu žiūrėt. Su Magdono nervina labai nesimato šitų padėjimo vietų. Su originaliu varijo pjaunamąją kėderių klaso. Jie truputį plačiau stovi, daug geriau matosi. Bet, kaip sakoma, čia jau kombainiora turi būti įgūdžiai geresni. Vieno darbo kokio nepadarėm, nepasitikrinom karučio žibinto. Arba kitas variantas, aš juos nukirtau, kai buvo džipas įklimpęs stūment. Reiks pasižiūrėti. Dabar tai gerai žvyrkeliu grįžt, bet jeigu plentų, nu vis tiek gerai, kad šviestų. Rytas prasideda 6 valandą. Vakar iki pusė 1 dar džiovyklą įsikraudinėjo. Naktį neužkraudinėjom. Dabar va tiesiai angarė. Perkrovą iškraunu ir ruošimės toliau dienai. Su 3 bunkeriu jau ant stogo turėjau. Labai apetitas, dar biški. Ir turim, ką turim. Kiekvienais metais, su kiekviena kultūra, paskui nervina pribyra grūdų. Jau važiuoji, net nebegirdi, kad ant stogo grūdai byra, nes tie grūdai garsą sulaiko. Peldų skleistuvo žemyn pakrytęs iš tos vietos. Buvo ir pernai ta bėda, bet čia dabar nauja abojimą uždėta, bet vis tiek toks pat bajeris. Nu, bet reikia tikėti, šiandien atlaikys, jeigu netlaikys, tai mes tą peleką lauk ir varyt be jo. Gražus vaizdas akiai. Pastiprinimas atlėkė. 760. Pasižiūrėsim, ratai platus. O metriniai čia brandas. Ką, hebrytė juda? Link operacijos. Nu ką, kolega, sėkmės? Atsimušinėjam, galos drėgmė 18, ten veiksmas irgi vyksta. Ir kai atsimušim galos prasidės normalus kulimas ir grūdai jau bus truputį pradžiūvę. Kolegai buvo rotoriaus modulio klaida meta, apsukas nesireguliuoja, bet vara taip ir viskas tvarkoj. Nėra labai baisu. Šluojam visai neblogai, jau pradžiuvo, dabar pats kulimo įkarštis. Atsimušiam galus, aišku, dar ne ant pačios ilgumos varau, čia tokį trikampį sutvarkau. Kas šiek tiek nervina, kad važiuoju 4, nuostolių jokių kaip ir nėra, nei kombainė, nei vizualiai, o apkrova 100, jeigu dar išleidinėjau važiuojant, iš vis turiu greitį nusimest. Neužtenka variklio, reiktų variklis, kad būtų truputį galingesnis. Tada būtų normaliai, nes dažnai išmeta net lentutė, kad variklio apkrova per didelė. Dirbant su 2 kombainais, 6 km iki lauko, dirba 2 fūros, perkrova, Kyrovas ir pusantrekas. Realiai kaip tik gaunasi, aš užkraudinėju fūras, o kolega užkraudinėja pusantreką su Kyrovo
Jiem truputį toliau dar per lauką kilometras siena galą. Nu tai būna, kai abu išvažiavę traktoriai dar nulėkia perkrovą paėm. Kartais senas kombainas truputį pastovi. Turiu išlavęs 38 hektarus, kolegai pelus kleistuvo diržas trūko, liko ten jam aną galą apie 5 hektarai, gal pavyks man damuš, dabar pusė 9 ir žiūrėsim, šitam laukia liks dar tik tai durpynai atvažiuoti, pasitvarkyti porą valandų darbą, nes durpynus dabar apsukom, ėmėm visą masę. Kolega 22 hektarus paėmė pradėjom turbūt apie pusę 11 iki 8. Viskas be 15-11. Šiandien rasa netaip iškritinėja, nes buvo gera diena. Dar galimėtų porą bunkerių inkšluot, bet pasibaigė laukas, liko durpynai su žolė. Atvažiuosiu kitą dieną, sutvarkysiu tos durpynus po lietaus. O tai pavyko inrėžti kem 6 hektarus su mano kombainu, bet čia tie hektarai tikri, nes aš visada atmetu kelis hektarus, vis tiek į trikampį susieina, panašiai platus kėderis, ten galima atjunginėti tas sekcijas vadinamas, bet numeti kelis hektarus ir viskas, nes per platų kėderį, kai sueidinėjai į trikampį, labai tie hektarai didėja. O kolega mano, kaip ir minėjau, 22 hektarus nurėžė, nu tai kas čia bendrai gaunas šiam 8 hektarai. Neįspūdingai, tikėjaus daugiau paimt, bet derlius geras, kombainas dusulys neina, nu tai nieko nepadarysi. Jau geriau mažiau paimt, bet jeigu tik būna geras derlius. Plius minus primetėm, 500 tonų tikrai šiandien padarėm, aišku tik tai tų dienų mažai miežiai į pabaigą, nu bet reikia tikėtis, kad ir ant kviečių pavyks paimti gerai tonų, ant kvietrugių manau irgi visai gerai, o su rapsu kai bus, nu įdomu kai bus, bet tikimės geriausia. Vienais metais o taip alekiu, kėderio visi užraktai atkabinti, telefoną maigau, greitis apie 15 gal buvo ir purkštuvo vėžą, opa, ir kėderį pamečiau. Bet nieko, ganėtinai, aišku, sunervavo, piktis labai buvau tuo momentu, bet gal kokias 4 valandas, manau, sugaišom. Plius minus atstatėm, o paskui žiemą jau normaliai susitvarkėm. Bet šiaip nebuvo tų užraktų, gal būtų neįsikabinę man, nu bet vis tiek, biški ir pats prie žioplę, nu bet gera pamoka buvo. Reiks grįžus namo šiufelį pasimt, kasekus susisemt. Nes tikrai nemažai ir naktį lietų rodo kombainas ant lauką. Reikia dabar neslysti, nes labai nukritinės.
Pamiršau, kad šiūfelį kažkas indėtų. Rankom daug sėmimo. Arba būdavo, turi šiūfelį ar kažką panašaus, tai kėderinant gal saustumi ir gerai. Kaip tai gaunas iškeli kėderį, stumi grūdus ir kaip tai kėderin byra jie. Prognozės kaip ir nemelavo. Šiandien turim lietų. Negausus, bet visą dieną nuo kokių 10 valandų purškė. Dabar apie 3 valandas. Jokio džiovinimo. Džiovykla džiūna, bet per tokį lietų irgi sunku temperatūrą užkelti ir visai kitaip džiūna per lietų. Nu, bet tai kito varianto nėra. Kas durnai, kad anam gale yra užstatytas blokas ir ten šlapiausi grūdai, o čia jau realiai jie sausi. Nu, bet tai nieko, daug fūrų dirba, greitai nusiveš. Ir dar yra anoj pastogiai, tai ten iš vis sausi. Aš budžiu prie džiovyklos, dar pusantreką remontuojamės, nes bėgate palai kaip ir visada. Bet ką galiu pasakyti, kad kombainė tai kaip atostogose. Čia tai fūras pakrauti, nuvažiuoti pasverti, tai seneliui padėjo dar kažkokių bėdų atsitinka, forsunkiai užlūsta ir panašiai. O ten atsisėdi ir varai. Na, aišku, reikia patirties truputį, bet kai jos jau šiek tiek yra, nu tai viskas labai lengvai. Aišku, kai nelūžta, jeigu lūžta, nu prasideda nervai. O čianai pastoviai nervai. Liepsna kaip priklauso. Dar į oro paėmimą būna pajungiam šitą, pačioj pradžiai gal šalti pečiai. Ir dabar per lietų reiks vėl pajungti, nes buvo temperatūra virš 80, dabar 80 nesiekė. Šiltą dieną apie 100 pavyksta laikyti. Geriausias variantas, tarkim, grūdai 16, juos džiovinti iki 12, per pusę maišyti ir gaunasi 14, mažiau užkrovimų, sustaupo laikas, elektra, kaštai ir panašiai. Kokia situacija, kas čia nutika? Trūko diržas, apverkite kitą diržą, tai dabar reikia štėti abu diržus. Nu, supratau, gerai, varkuoju. Sausumos laivai užkrauti, kombainai irgi ruošiami. Dar ir norėjau paklausti iš kolegų, gal kas yra, turi agromašo bunkerį. Ir yra tokia problema, kad pasileidžia ventiliatorius, viskas tvarkoj, bet nepradeda suktis šitas varikliukas čia, kur stovi. Ryte sukasi lengvai, o varikliukas nieko, net be išėmus visiškai nejuda. Ir kiek skambinausi Hegvitai, sakė, gali būti arba pats varikliukas, kas mažai tikimybės yra, bet gali būti, arba sakė, čia smegenis. Bet tai tos smegenis kainuoja virš 1000. Gal yra iš žiūrovų kokių meistrų, kurie gali paremontuoti tokius dalykus, nes pasidarėm šliūžam barstyt granuliam. Aišku, nėra čia idealus variantas, nes reiktų ant kiekvieno disko daryti. Dabar gaunasi ant kas antro. Nu, bet vis tiek geriau negu nieko bus pirmiem metam, o paskui gal ir pasitobulinsim. Daugiau fokusas kaip ir paruoštas, rapso sėjai, viskas plius minus veikia. Fendo nervuoja poras baisiai. Pakeičiau manžetus tų porų, bet vis tiek tepalas bėga, nu, reiks padirbti, pasižiūrėti. Dabar pastačiau laikinai šitą reikalą 5 litrų, kad tepalas nebėgtų ant žemės, čia jį surinkti išeitų. Nu, gal ir nebėgs, gal čia tiesiog man tai pasirodė, kad bėga vėl, bet kažkokia nesąmonė. Aš kimarinu prie džiovyklos, persikėliau medžiagą, bandysiu sumontuoti vlogelį, reikia eiti per sub kanalą, iškrauti džiovyklą ir tada užkrausiu, užkursiu ir galėsiu ramiai sumontuoti videką. Galimai šiandien džiovinsiu per naktį, matysiu kaip seksis, kokia nuotaika bus. Būtų gerai džiovinti, nes yra ten tų šlapių anam gale, nuimėm bloką dar. Dabar galimės imti iš ano galo, ten patys šlapiausi ir yra. Čia sausi, šiandien išvažiavo 7 fūros, nei viena nesiekė 15%, kas yra super.
maža nuoskaita, reikia tikėtis ir kitos fūros išeis su tokia drėgme. Dėkoju, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, subscribe, parašykit komentarą ir iki kito video.